Kai vanduo patenka į žmogaus organizmą, jis atlieka gyvybiškai svarbes funkcijas. Vanduo dalyvauja visose biologinėse reakcijose, padeda reguliuoti kūno temperatūrą, palaiko skysčių pusiausvyrą ir perneša visas maistinės medžiagas į ląstelę. Taigi visi mineralai, vitaminai ir gliukozė tik per vandenį patenka į ląstelę. Kaip organizmas tvarko vandenį? Labai paprastai. Yra 3 etapai. Absorbacija, kada vanduo greitai įsisavinamas virškinimo trakte ir patenka į kraujotaką, reiškia, mūsų žarnynas turi būti be galo švarus, neužterštas, kad mes negertume, mūsų ląstelis tiksliau negertų kaip iš pelkės. Antras dalykas – reguliavimas. Nervų ir endokrininės sistemos reguliuoja vandens balansą, kad vandens būtų ne per daug, arba tiksliau nesikauptų pertekliniai skysčiai, bei išvengti dehidratacijos. Ir trečias dalykas – šalinimas. Vanduo pašalinamas per inkstus, tai yra šlapimas, per odą, tai yra prakaitas, o taip pat plaučius ir žarnyną. Ir jeigu organizmas gauna per mažai vandens, gali kilti troškulys, nuovargis, galvos skausmai ir daugelis kitų rimtų ligų, ypač tai, kas susijęs su kraujotaka. Taigi, geriam vandenį. Ir jeigu jaučiate, kad nedagerėte bent jau 30 ml vienam savo kūno masės kilogramui, parašykite man, pasitarsim, ką daryti šiuo atveju.